Nėra nieko maloniau, kaip sugebėjimas padėti kitam žmogui. Vadovaujamės tokiu senu principu. Mes bandom išmokinti savo mokinius visų pirma pajusti kūną. Per kūno pajautimą išmokti anatomiją. Tik dėl to, manau, kad pas mus verta ateiti, pabandyti, pajusti. Perduosim visą žinias, kurias turim, pabandysim išmokinti, pajusti, taip kaip mes patys jaučiam. Kas gali būti gražiau, kas gali būti maloniau, kaip sugebėjimą pajusti, kaip kūnas pritvinkęs tam visokių neigiamų emocijų, krūvių, staiga atsipalaiduoja, atsileidžia ir pamatai žmogaus šypseną.